Ką senai matyti, senai girdėti giliam žiemos sezone. Ką paskutinį kartą rodžiausi prieš beveik 2 mėnesius rudenį, dabar žiema, gilus bazinis pasiruošimas. Dabar bėgu iki stadiono, padarysiu treniruotę. Let's go! Good old Alytus Stadium. Very nice weather. Taip, tai šiandien treniruotė bus, pirma treniruotė bus 10 po kilometrą. Tai kažkaip čia susuksim kilometrus. Ir tiek. Taip, tai kol čia bėgioju ratus, pabandysiu paupdėtinti, kas vyko ir vyksta mano gyvenime. Tai iš treniruočių pusės kaip ir viskas plius minus gerai. Paskutinius 2 mėnesius krovusi bazę, rinkausi nuo 80 km iki 100, 110, paskutinė savaitė buvo 120. Toks jau sakyčiau gilus žiemos bazinis pasiruošimas. Šitą treniruotę dariau 10 po kilometrų antradienį ir kitą dieną trečiadienį kažkaip sugebėjau šiek tiek susirgti. Temperatūros turėjau, vienas šeimos narys susirgo, tai turbūt nuo jo irgi apsikrėčiau. Turėjau temperatūros apie 2 dienas realiai, ten buvo 37 gal. Leidau savo pailsėti 3 dienas. Į šitą savaitę, kurią filmavau, gavosi tokia poilsinė visiškai. Bet kadangi toksai buvo kaip ir bazinis pasiruošimas, tai kaip ir nieko įdomaus ir neįvyko, jokių varžybų. Na, o gyvenime tai keletas pasikeitimų įvyko. Šiaip mano apskritai gyvenimas visada sukosi aplink sportą, ar tai treniruotės, ar treniravimas žmonių, ar video kūrimas apie sportą. Tiesiog mane šitas sritis kažkaip traukia ir bent jau kol kas jos nepaleidžiu ir nenoriu paleisti. Ir per paskutinius metus įvyko toks psichologinis, galbūt net sakyčiau, lūžis galvoje, kur tiesiog supratau, kad nebegaliu taip mėgėjiškai viską žiūrėti į lengvą atletiką, kaip žiūriu dabar, tiek iš pačio bėgimo pusės, tiek iš pačio sporto pusės, kadangi nors sportuoju ir kuriu video, bet galų gale neskiriu tam super daug laiko. Dirbau visada kitose srityse darbą ir asmeniniai visokie projektėliai, kuriuos noriu pasidaryti, nėra susijęs su sportu, kas yra aišku normalu, visi turi visokių skirtingų pomėgių ir tiesiog galų gale atėjo toks momentas, kuomet darai 5 dalykus ir nepadarai normaliai nei vieno ir supratau, kad reikia pasirinkti, sprendimo būdas kažko atsisakyti. Tai aišku, vienas iš variantų buvo galbūt atsisveikinti visiškai su sportu ir fokusuotis į kitus dalykus, bet aišku, supratau, kad turbūt dabar neįmanoma padaryti ir reikia atsisakyti kitų dalykų ir visas jėgas atiduoti sportui. Tai šiuo metu nusprendžiau dirbti su sportu Alytuje ir aišku, bandysiu treniruotis kiek įmanoma profesionaliau. Tai tikiuosi pavyks atiduoti 100% save, o kaip gausis, taip gausis, bet galbūt kažkas gausis gražaus, tai pažiūrėsim. Ir tiek. Taigi, taipgis. Prabėgau. Šiaip pirmą pusę stadiono šlapia vis dėlto, nes saulė pusėj. Tai ten nudžiūvę, tai pirmą pusę bėgi ir taip slidinėjai, galima sakyti, prasikasi, o kitą jau biškį gali paspaust biškį powerą. Bet iš esmės, all done, all good. Pirma treniruotė padaryta,
iki vakaro treniruotės. Peace. Įdomu šiaip ar ateinančius 3-4 mėnesius stadione kažkas nors bėgios be manęs ar ne. Nu ką, sveiki, antra treniruotė vakaras. Antrą treniruotę darysiu sporto klube ant bėgtakio. Bus treniruotė 5 kartai po 6 minutės, intervalai. Tai tiek, važiuojam. I am your father. Nu ką, viskas. Treniruotė padaryta. Rytoj lengvi bėgimai ir turbūt nufilmuosiu dar ketvirtadienio treniruotę. Turbūt bėgsiu maniežę. Tai ketvirtadienio. Ir šiandien šeštadienis. Sakiau, kad ketvirtadienį treniruosiu, bet šiandien šeštadienis, kadangi trečiadienį šiek tiek užkilo temperatūra, tai nusprendžiau šiek tiek pailsėti keletą dienų, nes kai temperatūra tai tikrai nebėgiosiu. Tai, realiai jau vakar galėjau normaliai bėgioti, bet tiesiog nusprendžiau, kad dar vieną dieną galima pailsėti, nes nieks nepasikeis nuo kelių dienų, o pasveikti reikia. Tai jo, nežinau, šiandien turbūt tiesiog tada ramiai prasibėgsiu. Šį sekmadienį, rytoj irgi lengvai prasibėgsiu ir tiek. Kitą savaitę vėl grįšiu į normalų režimą. O gruodžio 13 galvoju reikės dalyvauti Švikausko taurėj. Tai nežinau, pažiūrėsim, kaip ten gausis, bandysiu kilometrą distanciją atakuoti. Iki kito karto. Barely glorious. Peace out. Kaip iš pirties. Starting tonight, I'm the man of my word.